Yeah, today the third stage, marathon stage in Abu Dhabi Desert Challenge 2025. I think the terrain is most likely the same than we used to get the two last days. Norėtųsi važiuoti greitai, bet nesinorėtų nieko sudaužyti, kadangi 2 dienos reikės atrasti ir greitą, bet saugų važiavimą. Bandysiu maksimaliai šiandien išvengti šuolių į apačią, o ant tiesųjų ir po pakilimų į kopas tai spausiu maksimumą. The thing is, we have no assistance tonight, so I think we must preserve the quads as much as we can to reach the finish line. Yeah, about the tires, they're all marked, so we have no right to change the tires, but since the beginning we have not changed the tires, they look like new. It's only sand, soft sand, so the tires don't wear in these conditions. Tai šiandien buvo velniškai didelės kopos, buvo visko. Dabar mes esame smėlio audroje. Tiesiog žodžiu prasme, smėlis skverbiasi visur. Kiekvienam tarpdantyje jau yra. O trasa buvo pati nerealiausia trasa, kokia tai gali būti. Tai buvo šiandien žiauriai daug didelių kopų. Bet baigėsi reikalai, man 5 km iki finišo, greta 300 metrų iki finišo. Tai sugaišom daug laiko. Atrodo, kad jau viltis dėl pirmos vietos galima laidoti, bet pasirodo, kad šiandien Mara Chloe pradūrė galinę padangą ir iki finišo dar atvažiavo su gyva, bet per pervažiavimą jinai visiškai baigėsi. Tai per rytoj gali būti, kad vėl viskas čia keisis. Tai ką ne diena, tai naujiena, bet liko dar 2 dienos. Tai va, varome, nežinau. Visėtis negali pavadinti, valgyti irgi nėra kaip, nes smėlis, tai nežinau, ką daryti. Kažką valgyti. Taigi, čia mes miegam, Gajetanas. O čia mano mėgama vieta. O čia tinklelis, per kurį byra smėlis. Per 10 minučių viskas atrodo maždaug va tai vat.